Sveiki visi. Labas Giedre. Labas Ieva. Pradėkime nuo to, kad mes pakelsime taures ir atšvęsime tai, kodėl šiandien ir susirinkom, nes šiandien yra mūsų pirmojo gimtadienio šventė, podcast'o gimtadienio, kadangi pačių vaisingumo šaknų buvo nesenai, bet podcast'as kažkur pusmečių vėliau, tai švenčiame atskirai ir tą progą norėjom padaryti tokį šventinį podcast'o epizodą. Tai pakelkime taures už podcast'ą, už vaisingumo šaknis, už jūs, kas žiūrite ir klausote. Čin čin. Čin čin. Su savo skirtingų gėrimų pasirinkimais. Taip. Bet... Aha. Turbūt ir iš fono matosi, kad kažkokia ypatinga proga. Tai kokie šie metai buvo tau, Ieva? Nelengvi, tikrai nelengvi. Ta prasme, jau tikėjomės, kad bus kitaip viskas šiais metais, nes tikėjausi, kad nebebus mūsų šitos pandemijos aplink, kad, bent jau kažkaip jinai bus suvaldyta, bet vis tiek, vėl prasideda nauji variantai, nauji apribojimai ir įvairūs tokie dalykai, kurie trukdo gyventi taip, kaip norim gyventi. Tai iš tos pusės tai tikrai nieko lengvesnio šiais metais nebuvo negu praeitais metais. Taip, tikrai būtų buvę nuostabu tiesiog, jeigu būtume galėję šio gimtadieninio epizodo progą susitikti gyvai, nes nežinau, ar čia paslaptis, ne paslaptis, bet mes su Ieva niekada nesame gyvai susitikę nuo to laiko, kai pradėjom kartu podcastą kurti. Tai būtų buvus iš tikrųjų labai tokia ypatinga proga graži, tačiau, kaip ir sakai, dėl tų apribojimų tiesiog, neišėjo, ką padarysi. Taip, tikrai, mūsų šitas podcastas ir prasidėjo, prieš metus, taip per karantiną ir taip atrodo keista, bet atrodo tiek pažįstamos mes, bet to pačiu dar nebuvom susitikę. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes kartu tai darome. Ir džiaugiuosi, kad, tikriausiai jau šita visa pandemija po truputį mažės arba, tai paliks toks normalus dalykas, kur tiesiog vakcinuosimės ir galbūt galėsime labiau plačiau judėti ir gyventi taip, kaip norėtume gyventi. Tikrai ir mes su tavimi jau irgi kalbėjom dar turbūt pernai metais, ar ne, kad būtų labai smagu ir susitikti su mūsų, kaip pavadinti, followeriais, kaip lietuviškai followeriai. Bendruomenė, mūsų patreonais, iš tikrųjų turėti kažkokių gyvų susitikimų Lietuvoje ir taip pat daug yra mūsų sekėjų ir toje pačioje ir Norvegijoje, ir Danijoje. Tai iš tikrųjų ateityje galbūt tai pavyks, bet kol kas ne. Taip, kol kas tik tai plečiamės kiek įmanoma šitoj internetinėje erdvėje ir aš tikiuosi, kad kaip įmanoma mes suteikiame jums informacijos kuo daugiau įvairiomis šitomis su vaisingumu susijusiomis temomis ir tikiuosi, kad kursai ir podcastai taip pat suteikia papildomos informacijos, o taip pat aš turiu naujos informacijos apie vakcinas ir vaisingumą, kadangi nesenai, man atrodo, sausio 20 išėjo naujas mokslinis tyrimas, studija būtent apie tai, dar kartą kažkaip tiesiog būtent iš Kanados ir Amerikos, ten virš 2000 moterų dalyvavo ir buvo įrodyta, kad nepakeitė, skiepai, ta prasme, neturi jokios įtakos pastojimo tikimybei ir taip pat buvo iš tikrųjų kitose tyrimuose įrodyta, kad visgi liga turi įtakos vyrų vaisingumui ir jeigu vyras buvo gavęs teigiamą testą per paskutinę 60 dienų, tuomet yra mažesnė tikimybė beveik 18% pastoti. Bent jau, ta prasme, šitokie buvo ten tie skaičiai, kad tuomet jau reikėtų geriau palaukti kurį laiką ir kad pilnai atsistatytų. Kaip žinau, spermatozoidai daugmaž atsistato per 3 mėnesius. Tai kokius 3 mėnesius po ligos reikėtų palaukti ir aš manau, kad tuomet problemų nebus, nes kol kas tie
pokyčiai matomi yra tik tai trumpalaikiai. Tai kaip ir geros naujienos čia, kad trumpalaikiai. O moterims apie tai kol kas žinių nėra, kaip pati liga paveikia, bet taip pat žinom, kad moterų tas vaisingumas kaip ir nelabai atsistato, nes mes neturime ląstelių, kurias pastoviai gamintume, kaip turi vyrai. Mes turim ląsteles savo kiaušialąstės visą gyvenimą ir kaip jos yra paveikiamos, jų viskas jau nestatysi, jeigu jos jau kažkaip buvo sumažintas jų kiekis, tai jų daugiau nebeatsiras. Tai čia yra ta tokia liūdna žinia. Bet svarbiausia, kad vakcina tikrai apsaugo ir, pavyzdžiui, vyrams taip pat vakcina tai padeda apsaugoti nuo tos ligos ir galimo poveikio. Kaip gerai, tu visą laiką savo Instagramą irgi paskyroje griauni tuos metus, ar ne, ypač dabar ta vakcinų tema yra tokia opi, sakyčiau, ar ne, ir turbūt ir neturėtų jinai būti gal tokia kontroversiška, bet vis tiek yra ir tikrai labai gerai, kai tiesiog žmonės gauna mokslinę informaciją pateiktą suprantamų būdų. Aš tikiuosi, kad kažkiek padeda, nes, tikrai, čia nors nekalbėjome podcast'e, man atrodo, iš viso apie tai dar, bet Instagramoje, Facebook'e, visur tose kitose kanaluose apie tai kalbu ir, žinoma, tai visada susilaukia daug ir neigiamų reakcijų, nes, žmonės turi savo įvairiausių nuomonių, bet aš ką pateikiu, tai ir nėra nuomonė, tai yra faktai, tai aš tikiuosi, kad tai žmonės supranta ir atkreipia dėmesį, kad tai nėra kažkoks mano nuomonių pateikimas, o tai yra tiesiog tokie faktai, kurie yra jau pagristi ir pagal tai jie gali atsižvelgti, kokį pasirinkimą daryti. Tai įdomu, ačiū, kad pasidalinai tokiam smagiam naujienom. Keletas naujienų. O dabar tada galim grįžti prie mūsų podcast'o temos. Tai kaip tau, Giedrė, kaip tau šie metai buvo ir kaip ta visa tas podcast'as, nes vis tiek tau irgi čia buvo nauja patirtis kaip ir man, tai kaip tau patiko? Taip, man tiesiog metai, aišku, prabėgo labai greitai, labai buvo smagu, tiesą sakant, kas buvo smagiausia, kuriant podcast'ą, tai vienas dalykas susipažinti su tavimi, ar ne? Tai tikrai per tave tiek daug įgijau žinių ir tiek daug visko išmokau, kurdama podcastus, taip pat išmokau tokių praktinių įgūdžių, ar ne, kaip redaguoti, kaip pateikti gražiai ir taip toliau. Tiesiog buvo labai vaisingumo ypač tema, tokie metai prasmingi, kai labai daug patys metai nebuvo vaisingi, bet sužinojau labai daug naudingų dalykų apie vaisingumą. Tai čia tokie dalykai iš mano pusės. Dviprasmiški, taip. Dviprasmiški. Bet aš taip pat sutinku, aš labai džiaugiuosi dėl to, kad mes susipažinom ir taip pat man buvo labai įdomu, kaip ir tu sakai, išmokti tuos visus video apipavidalinimo, ten editinimo ir visus šitos dalykus, nes to taip pat anksčiau nebuvau dariusi, tai žinoma, tai va, čia mes pačios viskai ruošiam, tai dėl to gal jis ir nėra toks tobulas, bet mes viską darom, ką galim geriausia. Jis tobulėja, nes šiandien išmokom užsidėti tokį gražų backgroundą. Taip, žinai, vis tiek smagu ir smagu tikrai daug atrasti tų dalykų, kurie nėra, pavyzdžiui, mano specialybės dalis taip pat visiškai. Taip, ir ne mano tikrai, bet labai ir man ir tau patinka, ar ne, tai toks smagus, kaip mano pusseserė šiandien rašė, kaip smagu, kad tu turi hobį. Tikrai toks tai laiko suvalgantis, bet prasmingas hobis, sakyčiau. Taip, aš tikrai tikiuosi, kad jis prasmingas. Na, iš to, ką girdime, tai, pavyzdžiui, apie podcastą taip pat dar nesenai, tiksliau vakar sulaukiau žinutės, kad labai naudingas buvo mūsų įrašas apie policistinės kiaušides, nes nors ir moteris turi, man atrodo, policistinės kiaušides, dar daugiau sužinojo apie tai ir, daug kas sako, kad tikrai labai informatyvūs yra įrašai ir podcast'o įrašai ir įrašai Instagram'ai, tai aš tikiuosi, kad taip ir yra ir aš tikiuosi, kad tai duoda daugiau žinių, nes toks ir yra mūsų tikslas iš tikrųjų plėsti
visuomenės žinias apie vaisingumą, apie nevaisingumą, apie visas galimybės, jeigu yra nustatytas nevaisingumas, taip pat apie visas ligas sutrikimus susijusios su tuo. Tai kad truputį, kad tai nebebūtų toks tabu. Ir kad, nes aš manau, ir taip pat Giedrė mano, kad kuo daugiau mes žinom apie tai, tuo mažiau tai yra tarsi tabu ir tuo mažiau gal baimių yra šitoj visoje srityje. Tikrai taip. Ir per šiuos metus labai paaugo, ar vaisingumo šaknis paaugo, ar ne? Tai tiesiog tikrai buvo labai tokie darbingi metai, kaip tu ir sakai, Ieva. Tai atsirado svetainė, ar ne? Irgi ji buvo išleista vaisingumo šaknų metų proga. Tada atsirado. Taip. Tai tikrai labai kviečiam pasižiūrėti, jei dar nesate buvę ir matę jos, nes svetainėje galima rasti įvairiausių dalykų. Ten taip pat galima rasti papildomos medžiagos, norintiems pasiskaityti daugiau apie įvairias temas. Taip pat yra kursai. Gal Ieva gali papasakoti daugiau apie tos kursus? Taip, tai turime kol kas vienus kursus, tai vaisingumo ABC vadinasi ir yra būtent planuojantiems nėštumą, tai reiškia būtent pradedantiems apie tai galvoti ir, kai nori geriausiai pasiruošti ir sužinoti visas, pavyzdžiui, naudingas medžiagas, ką atsisakyti, ką kaip tik pradėti vartoti, valgyti ir visus to žalingus įpročius, kaip tai gali paveikti. Ir pradedame viską nuo netgi reprodukcinės sistemos pažinimo ir kaip ten viskas vyksta, kaip tas apvaisinimas vyksta, kodėl būtent vaisingos dienos yra tiek, kiek jų yra, kada tinkamiausias yra laikas bandyti pastoti kiekvieną mėnesį, kaip tai surasti. Tai visi tokie dalykai, kur tikrai, po šito kurso realiai jau žinot viską, ką reikia žinoti prieš bandant pastoti. Tai toks jau visiškai pilnas kursas. Ir taip pat ir vyrams, ir moterims čia. Tai čia tinka taip pat ir abiem kartu. Ir jeigu yra pora, tikrai turime ne vieną, kurie užsisakė kartu poroje ir sako, taip mes šitą kursą norim kartu praeiti. Ir tikrai yra šaunu, aš manau, taip ir turėtų būti, nes dažnai moteris užsiema visu to, kad, gerai, aš čia viską žinau, aš turiu viską žinoti, nes čia mano reikalai, nors iš tikrųjų tie reikalai yra abiejų. Tai ir vyram reikia žinoti, ir ten yra daug dalykų taip pat apie vyrų reprodukcinę sistemą, apie kaip pagerinti spermatozoidų kokybę, net išlaikyti optimalę, sakykime, net jeigu nėra jokių problemų, nes mes apie tai čia pagrindė ir kalbam tiem žmonėm, kurie pradeda ir kurie, tiesiog nori daugiau žinių, nori geriausiai tam pasiruošti. Bet kol kas nėra jokio ten nustatyto nevaisingumo, nes apie nevaisingumą mes ten pristatom ir apie gal pagrindinius tyrimus, bet tai yra minimali šito dalis, tiesiog kad pristatyti. O vėliau bus kiti kursai, kurie bus grinai skirti žmonėms, kurie, pavyzdžiui, žino, kad jau nepavyksta pastoti kurį laiką ir nežino, ką daryti, kur kreiptis, tai bus apie tai. Ir taip pat vėliau, jeigu jau yra nustatytas nevaisingumas, kaip būtų galima padėti. Ir pavyzdžiui, jeigu pasirenkamas IVF, kaip pasiruošti IVF, taip pat yra planuojamas kursas. Tai bus ir šitų kursų taip pat, bet kol kas turime vieną, kuris tinka realiai visiems. Net jeigu dabar neplanuojat nėštumo. Tai yra tokia medžiaga, kuri bus naudinga tada, kai jau ateis tas metas. Ir iš tikrųjų gerai yra tai žinoti prieš tai, nes galime padaryti daug dalykų, kad tikrai mūsų kūnas, organizmas būtų tam pasiruošęs, būtume savo geriausiai formai, sveikiausiai, nes tai tikrai prisideda prie pastojimo šansų. Ir dar atsirado tokia kaip ir nauja galimybė, kurios anksčiau nelabai buvo. Tai galimybė užsisakyti konsultaciją gyvai, ar ne, nes kartais būna, kad informacijos labai daug, bet galbūt jūsų konkrečiu atveju netinka ta informacija ir sunku atskirti, kas būtent jums yra naudinga, reikalinga. Tai tokiu atveju galite užsisakyti konsultaciją grynai skirtą jums ar jūsų porai. Taip, yra iš tikrųjų 2 netgi variantai, kurios konsultacijas galima pasirinkti. Yra mini konsultacija, kurios metu galima užduoti tokius labiau bendrinius klausimus, bet kuriais reikia atsakymo, kaip pavyzdžiui irgi, kokios lytinių kelių plintančios infekcijos gali paveikti vaisingumą,
arba, pavyzdžiui, kokius tyrimus reikėtų atlikti, ar ten, pavyzdžiui, kaip vyksta IVF, kokie etapai, tokius gal konkretesnius, bet kurie taip pat reikalauja didesnio atsakymo negu porą žodžių ar ten vienas sakinys. Tai įprastai, jeigu mažai galima kažką atsakyti, tai aš atsakau visą laiką, šiaip kiek įmanoma, kiek daugiau stengiuosi atsakyti visose tose kanaluose, bet dėl to, kad noriu pateikti tikrai geriausią jums informaciją, tai užima labai daug laiko ir aš manau, kad va šitoks variantas yra geriausias ir jums, ir man, ir tuomet gaunate tikrai visą pagristą informaciją, aš jums atrašau paštu, ilgą laišką arba netgi įrašau įrašą balsu ir ten tikrai gaunate viską detaliai paaiškinta tam tikrais jūsų klausimais, mini konsultacija taip vadinama. Tai čia taip pat jau buvo ne vienas užsisakęs, bet taip pat yra kita galimybė, kur mes suskambinam video skambučiu ir yra tada jau išsami, pilna konsultacija, kur tada labiau atsižvelgiame į jūsų visus turimus klausimus, kad konkrečiai, pavyzdžiui, jeigu jūs ruošitės eiti IVF ir yra įvairiausių klausimų apie patį procesą, arba kokie tie vaistai gali būti duodami, arba kokius vitaminus galbūt vartoti, tiesiog konkrečiai, kokia jūsų situacija bebūtų, tada labiau įsigilinam ir gal netgi, jeigu buvo kažkokie laboratoriniai tyrimai, nes labai dažnai susiduriu su tuo, kad visgi nebūna gerai paaiškinti laboratoriniai atsakymai iš laboratorijos, ta prasme, žmonėm ir tada dėl to žmonės labiau netgi nerimauja, nes pamato kažką, gal truputį pradeda googlinti. Taip, ir pradeda googlinti ir, pavyzdžiui, sako, man čia sakė, kad viskas tvarkoja, bet va tada labiau įsigilinam į šitos ir taip pat paaiškinu, kokios tos normos ir kaip ten viskas yra ir ką reiškia vienas ir kitas nukrypimas, grinai iš tos tokios bendrinio aspekto viso to, iš to požiūrio, nes vis tiek tai nėra gydytojo konsultacijos, bet tiesiog iš tos edukacinės pusės, kad žinoti visą įmanomą informaciją apie, pavyzdžiui, jūsų diagnozę arba apie galimybės, kurios yra pasaulyje šiuo metu gydant ar padedant jums, arba patį IVF, arba kas tai bebūtų, čia grinai priklauso nuo jūsų konkrečios situacijos. Tai vat šitas toks tikrai yra populiarus variantas ir yra atsiliepimų prie konsultacijų puslapyje pas mus Vaisingumo šaknis, tai galite paskaityti atsiliepimus, pažiūrėti, ką žmonės sakė, galbūt jūs suprasite, kad tai taip pat jums tinka arba netinka ir pasirinksit, jeigu norit, pavyzdžiui, šitokios konsultacijas. Tikrai yra galimybė. Taip, mano galva, tai čia yra superinis pasiūlymas. Tikrai, ir žinant tave, Ieva, taip nuoširdžiai ir taip ruoši tą informaciją tiek širdies įdedama ir tikrai aš skaičiau tuos atsiliepimus ir girdėjau iš tavęs, kad tikiu, kad žmonės tikrai labai lieka patenkinti. Tai... Dėkui. Aš tikrai stengiuosi taip, neslėpsiu šito. Taip. Dar vienas dalykas, kurį norisi paminėti, gal tai, kad ir mūsų Patreonų padaugėjo, kuo labai 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 džiaugiamės. Smagu, kad yra vis daugiau norinčių prisijungti ir gauti papildomo turinio. Tai aš gal paminėsiu tą, kad iš to tokių papildomų dalykų, ką Patreonai gauna, tai gali tiesiog tapti mūsų Vaisingumo komandos grupės nariais. Tai yra tokia grupė Facebook'e, privati ir uždara, kurioje tik tais būtent Patreonai mūsų reminti žmonės gali dalintis tiesiog savo išgyvenimais, klausimais, paremti vieni kitus, bet Patreonams yra dar ir daugiau tokių kaip ir papildomų dalykų, gal tu apie juos gali pasakyti, Ieva, nes aš žinau, kad tą dalį tu labiau koordinuoji. Tai... Taip, tai prisijungia į Patreonus mūsų Vaisingumo šaknis, gauna papildomos informacijos, tai ten yra jau nemažai įvairių video įvairiomis temomis, video įrašų, kurie yra būtent tik Patreonams pasiekiami. Ir tas temas renkasi patys Patreonai taip pat, tai kiekvieną mėnesį yra temų pasirinkimas dabar ir tada galima, pagal tai, ta prasme, aš sukuriu video ir paaiškinu visus iškilusius klausimus toj temoj.
Tai pavyzdžiui, ir apie genetinius tyrimus, ir apie kokybę, kiaušialąsčių, embrionų kokybę, pavyzdžiui, einant IVF, kodėl 3 dienos, kodėl 5 dienos embrionas gali būti pasirenkamas ir panašiai. Na, įvairiausios temos priklausomai grinai nuo tos, kokios yra aktualios tiem visiems užsiregistravusiem. Taip pat yra ir straipsnių, kurios taip pat galima skaityti. Ir na, tai tie, kurie pasirenka vieną iš kelių skirtingų narysčių. Ir bet kurią pasirinkus, tai bus galimybė prisijungti prie šitos vaisingumo komandos grupės, apie kurią Giedrė jau pristatė. Ir taip pat bus pasiekiami visi esantys video įrašai, kiti įrašai. Ir taip pat bus galimybė su manim susisiekti, bet jeigu norima rinktis temas įrašams, tada galima pasirinkti kitą narystę, vieną iš tų narysčių, kur galima tai daryti. Ir taip pat pasirinkus vieną iš narysčių, kuri vadinasi Noriu daugiau, tai ten galima taip pat turėti kas mėnesį po tokią kaip mini konsultaciją, kur mes susirašom per Patreon būtent ir aš padedu jums atsakyti jūsų turimus klausimus. Tai galimybių yra įvairiausių. Čia grinai viskas priklauso nuo noro, nuo poreikio ir nuo to, tiesiog kiek jūs to domitės ir kiek jums reikia tos papildomos informacijos ir žinių. O dabar tada gal einam prie visų tų prisiminimų, prie to, ką mes jau turėjom, kokius įrašus turėjom mūsų podcast'e. Ir ar buvo kažkas, kas tau labiausiai įstrigo, koks įrašas, koks epizodas, Giedrė? Man netgi keli epizodai tokie prisiminimų ir turbūt tie, kur mes turėjom viešnių, tie labiausiai įsiminė, nes mes turėjom Liną iš Moters mėnų 2 kartus, taip pat Gerdą iš Master Mamos ir taip pat turėjom dabar čia paskutinėme podcast'e Deimą iš Deima Elegante, tada Vaida iš Northway, embriologė ir psichologė Romena. Tai vat turbūt tie podcastai, kuriuose kalbinome pašnekovės, įsiminė labiausiai, nes tiek ir buvo smagu susipažinti su šiomis moterimis, bet ir taip pat išmokti labai daug naujo. Man taip pat atrodo, bet man atrodo daugiausiai ir buvo. Tai vat didžioji dalis ir buvo, kad mes kažką kvietėmės taip pat pakalbėti kartu. Taip. Ir labai tikimės, kad taip pat ir kitais metais, antraisiais podcastų gyvavimo metais prie mūsų prisijungs taip pat naujų pašnekovų, naujų veidų. Ir tų pačių gali prisijungti, tikrai. Gali ir tų pačių prisijungti. Smagu bendradarbiauti. Taip, tikrai. O kas buvo, gal kažką konkrečiai atsimeni, kas nustebino, kažkokios tai žinios, naujienos ar kažką gal konkrečiai ką pritaikiai savo gyvenime? Galbūt iš tokių praktiškiausių, tai man buvo tas visas Linos ta filosofija, ar ne, kaip atsižvelgti į skirtingas savaitės ar ciklo dienas, tuos, kaip jie vadinasi, metų laikus, taip. Tai aš vis dažniau ir dažniau pagalvoju, kad dabar toks metų laikas ir toks tarsi geriau jaučiuosi vien dėl to, kad žinau, čia tik tai metų laikas, tai jis praeis ir vėl viskas bus gerai. Ir tikrai pastebėjau pokyčius savo gyvenimą ir labiau pastebiu, kaip keičiasi tas ciklas ir nuotaikos ir taip toliau. Tai čia toksai praktiškas. Ir dar iš Gerdos taip pat išmokau apie diafragminį kvėpavimą, dubens raumenų palaikymą ir tokių visokių praktinių dalykų, kur galvoju, man kažkaip vis kuo arčiau praktikos, tuo naudingiau. Bet aišku, visa kita dalykai jau čia aš net neapriepsiu dabar taip trumpai pasakyti. O tau, Ieva, kas labiausiai įstrigo ar ką labiausiai pritaikė iš tų mūsų pokalbių? Tai man taip pat labai šitie buvo įdomu. Tai man buvo įdomu apie šitos metų laikus, nes tikrai tai irsi duoda tokį paprastą pavadinimą kiekvienai savaitai ir ten, pavyzdžiui, jeigu tu sakytum ovuliacinis periodas arba menstruacijos arba prieš menstruacijas, arba kalbant apie tos
liuteininė fazė ir taip toliau, tai tokie yra labiau sunkus tie pavadinimai, o čia, kai viskas suskirsta į metų laikais, tikrai yra daug paprasčiau sekti ir gal tada paprasčiau ir prisiminti, kokie patys tie, pavyzdžiui, nuotaikų pokyčiai gali būti, ar kažkokie tai simptomai susiję su būtent tam tikra faze, kad, čia ruduo, čia man reikia gal dabar pailsėti, ar ten taip pat žiema, čia gal reikia truputį nesportuoti taip stipriai, nes man dabar čia mėnesinės ir visa kita. Tai tie tokie tikrai įdomus, paprastai pritaikant dalykai, tai shout out Linai, tikrai ačiū labai už visą šitą įdomią informaciją, aš tikiuosi, kad daugam jį buvo aktuali. Kadangi kiekvienoj fazėj mūsų, taip pasakykim, ciklą aš skirstau ir daug kitų mokytojų, kurie kalba apie menstruacijos ir cikliškumą, skirsto į 4 fazes. Tai yra žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Tai yra kraujavimas, prieš ovuliacinę fazę, ovuliacija ir po ovuliacinę arba prieš menstruacinę fazę. Tai prasideda viskas nuo žiemos. Taip, ir prasideda viskas nuo žiemos. Žiema yra kraujavimas ir kiekviena ta mūsų fazė labai stipriai skiriasi. 25% net moteris pasikeičia kiekvienoj fazėj. Tai aš skaitau, kad 25% tai yra ketvirtadalių. Ketvirtadalių mes esam kitokios kiekvieną savaitę, taip sakykime, nes jeigu yra normalus ciklas, tai tas knyginis variantas yra, kad yra po 7 dienas kiekviena fazė. Bet iš tikrųjų dar nepažįstu ne vienos moters, kuriai būtų tos po 7 dienas, dažniausiai būna viena kita fazė ilgesnė, trumpesnė, ten, žodžiu, yra tam tikri skirtumai. Iš Gerdos man labai patiko vienas iš pratimų ar testukų, kurį jinai pristatė apie giliuosius raumenis ir vyrų testukas, tai čia galim paklausyti ištrauką. Ieva ir Giedrė, ar jūs žinote, kaip testuoti dubens dugną pas vyrus? Ne. Tai dabar visas merginos sužinosit, bėgs testuoti. Žodžiu, paguldykite vyrą ant nugaros, jisai turi būti erekcijos būsenoje ir užmeskite mažą rankšluostėlį jam ant penio, tai yra mažas virtuvinis rankšluostėlis. Ir jisai su savo peniu turi gebėti numesti rankšluostėlį savo virš peties, gulėdamas. Oho, kaip cirko triukas. Wow, čia tikrai įdomus testas. Aš kažkaip galvojau, žinai, be rankšluostėlio įmanoma, bet čia, ta prasme, žinau, kad galima ir be rankšluostėlio, bet čia žymiai įdomesnis. Galima visą atrakciją pasidaryti šito testavimo. Mes su kolegė sakėm, darysim per vyrų treniruotę, pasiguldysim visus vyrus, užmėsim visiems po rankšluostėlį. Bus iki bambos, tai 1 taškas, iki krūtinės taškai, virš pečių tai. Geras, jo, treniruotė. Taip ir treniruosim dubens dugną. Tai realiai... Daug įdomių dalykų. Taip, realiai jų dubens dugno stiprinimas ir yra būtent penio judinimas. Ir prisiminiau dar vieną su Romena, kai darėme epizodą, mes tenais kalbėjome apie santykius ir kaip nevaisingumas, poroje, kokį turi poveikį tiek vyrų, tiek moteriai ir kaip su tuo tvarkytis tiesiog. Tai irgi galime pažiūrėti trumpą ištrauką iš to epizodo. Iš tikrųjų, ta statistika skyrybų nėra didelė. 0,7%, bet krizinė situacija, bet kuri, ne tik nevaisingumas, jinai tvirtus santykius dar labiau sustiprina. O jeigu yra kažkokios silpnesnės vietos, klibančios vietos, tai jas išryškina. Poros yra kažkaip tai įmestos, priverstos spręsti tuos dalykus, nes šiaip kasdienybėje mes nematom. Kažkaip prisitaikom, viskas gerai gyvenam, o kai krizinė situacija, mums tada pritrūksta kantrybės tuos dalykus toleruoti, jie labiau bado akis ir mes tada juos labiau matom ir turim kažkaip juos spręsti. Šiaip vienareikšmiškai tai yra labai didelis išbandymas porai. Yra išbandymas ir asmeniškai, ir santykių išbandymas tikrai. Nes vis tiek mes rinkdamėsi partnerį kažkaip vienaip ar kitaip projektuojam kokį santykį, koks jis bus tėtis, ten svajojam vienaip ar kitaip ir kai nevyksta, sušlubuoja tas toks santykių vaizdas, ir ne, tas poros vaizdas. Tai yra ką veikti, įveikti tas. Yra ką veikti tikrai.
Tai va, tikrai daug buvo įdomių epizodų, smagu juos ir prisiminti ir jeigu norėsite, taip pat juos visus rasite pas mus kanale, bei visur, kur klausote podcastų, tai bus audio įrašai, kaip pavyzdžiui Spotify ar kitur. Tai mes savo planuose turime dar daugybę temų, kurias norėsime jums pateikti. Ir turbūt planuose artimiausios yra kokios temos? Dabar yra endometriozė ir taip pat istoriją turėsim. Tai pirmoji istorija, kuri bus pasidalinta viešai, nes kitas istorijas taip pat turime, bet jos yra pasiekiamos tik Patreonam ir čia yra būtent dėl to, nes ir tokie buvo pageidavimai šitų žmonių, kurie pasidalino istorijomis, tai kad nebūtų, kad tiesiog tai neišeitų per daug į viešumą ir dėl to yra šitokios galimybės, bet yra galimybės tikrai tai išgirsti Patreon mūsų platformoje. Bet dabar vieną turėsime neužilgo, kuri bus taip paskelbta mūsų podcast'e. Na ir kitų daug temų tikrai yra begalybės, kurias, kaip ir Giedrė minėjo, mes vis sąrašą turim didelį, tik reikia juos ruošti, nes jos yra tiesiog neišsemiamos. Mes užsibrėžėme tokį tikslą, kad bent vienas epizodas išeitų per mėnesį, nes pastebėjome, kad galbūt 2 yra labai sunku suderinti su mūsų darbais ir iš tikrųjų pareikalauja tą epizodą sutvarkyti, suredaguoti ir apipavidalinti gan nemažai darbo, taip pat ir rašyti kas be ko. Tai norime jums geriau pateikti gerą produktą, bet rečiau negu kažkokį tai tokį labiau neužbaigtą ar ne visai tokį, kokį mums patiktų gal paleisti. Būtent ir va dėl to, kad visada pasiektumėte visus šitos epizodus su daug naudingos informacijos, paspauskite subscribe, prenumeruoti mygtuką pas mus kanale ir, žinoma, follow ir visus kitos ten tos mygtukus, kur yra Spotify, visokios, kurios tik yra, galite suspaudyti. Tikrai, kad pasiektumėt visas įmanomas vietas, kur tik yra vaisingumo šaknis. Na, o įrašinėjant šitos visus įrašus tikrai buvo daug situacijų, kur mes ir prisijuokėm, kur ir netaip kažką ištariam, visokių neplanuotų dalykų. Susičiaudėjom ir visokių kitokių. Tikrai visko buvo ir mes juos visus turim, bet juos visą laiką iškerpam, nes norim padaryti kuo rimtesnį turinį, kad tiem, kam tai aktualu, šitą informaciją edukacinę, kad nebūtų jokių tokių ten sapaliojimų. Bet šiandien tokia ta diena jau. Šį kartą pamatysite mūsų tikrai veidą. Tuosius veidus. Taip, tai tuomet mes pasidalinsime šitais keletų blooperių tiesiog pabaigai, kad užbaigti šitą podcastą. Dėkui, kad žiūrėjot, dėkui, kad buvote su mumis visus šios metus ir paliekame jūsų mūsų blooperiais. Enjoy ir iki kitų susitikimų. Sveiki visi! Čia tinklalaidė Vaisingumo šaknis ir kaip visuomet Ieva ir Giedrė su jumis. Jeigu mus žiūrite YouTube, tai noriu priminti, ar YouTube, žinai, taip lietuviškai, ar sakyti YouTube, YouTube. YouTube'e? YouTube'e? Na, dar kitaip, kaip nori. Gerai. Sveiki visi, su jumis tinklalaidė Vaisingumo šaknis. Ir mes, Giedrė ir Ieva. Kodėl aš pakeliu balsą ir tada tarsi... Jo, tu taip pasakai, man atrodo, kad kažkas... Aš dar galiu pasakyti. Sveiki, su jumis ir vėl Vaisingumo šaknis. Gerai, tai nieko tokio, galėjai gerti tvarkoj čia. Bet... Aš jau atsigėrau. Gerai. Su jumis Vaisingumo šaknis tinklalaidė ir mes, Ieva ir... Giedrė. Kodėl jūsų vardai tokie panašus, dabar aš jau viskas, Ieva ir Gerda, ar Giedrė? Aš žinau tik tai, kad tu, kai rašai apie Gerdą kažkada man žinutėj, tai pavadinai ją Giedrė, tai žinau, kad tau maišas. A ne? Tikrai ar tai mane Gerda pavadinai, nu žodžiu, kažkaip. Tikrai sorry. Man atrodo, kad aš visą laiką per daug, taip, sveiki visi! Bet man tai natūraliai yra, bet aš... Sveiki visi, sugrįžę po atostogų. Ne, čia buvo per daug jau. Per daug. Iš naujo vėl pasakysiu. Labas visiems. Mes irgi gerai nusiteikę, pailsėję ir pasiruošę kibti į darbus ir
pristatyti jums dar daugiau epizodų šį rudenį ir palauk. Ir Tai yra, kalbėsime apie nevaisingumo, kaip tai vadinasi, nevaisingumo gydymą ar pagalbinius apvaisinimo. kalbinius apvaisinimo. Kriokonservacija. Tai taip, tada galima paminėti, kada tas šaldymas yra, pavyzdžiui, aktualus, ta kriokonservavimas. Kriokonservavimas. Gerai. O dar tu, Ieva, bekalbėdama apie tuos skirtingus. Pasakyk, kiek gali iš naujo. Man nežinosi. Okay. Rimtą veidą nutaisyti. Yra būtent atrinkti iš išvaizdos, ta prasme, kaip apžiūrimi su mikrofonu. Su mikrofonu atrengiami tik tie spermatozoidai, kurie turi mikrofoną. Jeigu neturi, tada jie. Ne, nesąmonė, kažkokia. Gerai, iš naujo pasakysiu. Gerai. Kažkas man skambina, kas čia man skambina, hidden number. Tikrai, kad neatsiliepsiu. Ir kaip ir bus toks natūralus užbaigimas. O kaip nepradedu lauktis, taip nepradedu. Ir, žodžiu, man dar tas toks stresinis momentas buvo, kad... Sorry. Sveikatą. Oi, nežinau kodėl. Tiesą sakau. Tikriausiai tiesą sakai. Ir toks įdomus istorinis faktas, kad šiemet sueina jau 44 metai, kaip yra taikomas IVF. Tad kviečiame ir visus kitus, kurie dar neužsipremina. Koks žodis sunkus. Taip. Ir dalinamės su aplinka, su savo vyrais, su draugiam, su sesėm, su bet kuo. Tuo pamatai, kiek yra visokiausių nuostabių dalykų. Mano kamera nukrito. Išjungiau, nes galvoju, gal išjungsiu, bet pradėjau šnekėti. O, kaip skaniai spurgų parnešė. Tu jam pasakyt, kad ir nenešiosiams negalima nieko atsakyti. Jo, tai jis jau žino. Negalima niekada moteriai iš viso pasakyti ne. Čia yra toks labai pagristas prietaras. Ne prietaras, čia yra teisybė moksliškai. Būtent. Gerai, tada galim toliau, nes čia nežinau, ar suvalgyk spurgą, jeigu nori. Ne, vėliau, kai pabaigsim. O, blembu, kaip skaniai. Nešals. Kurį? Tai į sveikatą. Į sveikatą. Geri metai buvo.